Ar jūs girdėjote apie bitės ir musės mąstymą? Tai apie ką tai yra? Kad musė, skrisdama tarp galybės gėlių, vis tiek atranda tą vienintelį mažą juodą krūvelę. Bitė, skrisdama tarp mėšlo, jinai vis tiek pamatys tik tą vienintelę mažą gėlytę. Ir tai yra būtent apie mąstymą žmogaus, ar aš visur matau tik juodai, ar matau spalvotai. Ir dažnai nuo vaikystės mes perimam tą matymą tokį pozityvų, negatyvų, optimistinį, pesimistinį būtent iš tėvų, nes mes girdim, kaip jie šneka. Ir tiesiog mes sugeriam, tai aš irgi taip matysiu šį pasaulį. Bet būna pakoreguoja gyvenimas, kad jūs einat optimistiškai, visur matot spalvas, bet girdėt, tu naivuolis, tu per daug svajingas, tu žiūri į gyvenimą pro rožinius akinius ir jūs pakeičiat mąstymą į tą pesimistinį, visur blogai, visur nori apgauti. Būna gyvenimas tiesiog pabando, galbūt tikrai jūs ten labai iliuzijose gyvenat ir pasaulis, gyvenimas, visata bando jūs biškį nuleisti, kad gyvenimas gali būti įvairus. Bet tas matymas, jisai tikrai yra svarbus, nes jeigu mano matymas ir mano laimė priklausys nuo išorinių dalykų, tai mano matymas tas ir požiūris visada šokinės, tai blogai, tai gerai, ir aš pavargsiu nuo šito. Bet jeigu mano laimė nepriklausys nuo aplinkybių, o jinai bus iš vidaus, tai bet kurioj situacijai, bet kokiu atveju, aš tikrai stengsiuos ir vis tiek surasiu, kur yra tas spalva. Ir dažnai matau ir sutinku gyvenime žmonių, kurie visada visur viskas blogai, visada visur tik juodos juostos ir nėra, net žinot, tarp juodos ir baltos nėra net tos pilkos spalvos. Arba visada tik gerai, tik blogai. Ir kodėl man taip atsitiko? Kodėl ten kažkas dar? Ir paradoksas, kad mes tą mąstymą galime lavinti. Lavinti kaip kūną, jeigu aš sportuoju, mano kūnas pasitempia. Lygiai tas pats lavinti atmintį. Jeigu aš pradedu mokintis naujų dalykų, naujų kalbų, sprendžiu sudoku, kryžiažodžius, tai mano atmintis gerėja. Lygiai tas pats ir su mūsų mąstymu ir būtent požiūriu. Jeigu aš visada matau tik tas blogas, negatyvės, pasyvės situacijas, o kodėl jos? O ką aš galiu ten naujo išmokti? O ko mane pamokino šitą situaciją? O ką aš galiu net iš to kažkokio labai neigiamo žmogaus pasimokinti? Ir visur žiūrim, o kas yra gražaus. Pavyzdžiui, visur šiandien oras šlapias, jau tirpsta sniegas, slidų, jau balos darosi. Ir aš galiu eiti ir sakyti, o velnias, kaip čia viskas blogai, kaip tas oras nusibodo, kaip žiema nusibodo. Bet aš galiu ir karštą vasarą eiti ir sakyti, kaip man nusibodo šitas karštis, nes aš prakaituoju, nes pradeda žmonės mirtėti, nes visur tik tas karštis, saulė, niekur pasislėpti negalima. Tai bet kuriuo atveju visada bus blogai, bet aš galiu eiti ir net tarp balų. O ką aš gražaus galiu pamatyti? O ką aš gražaus galiu gauti tokiu oru? Galbūt pilkas oras, šlapias, bet aš galiu iš spalvoto gražaus puodelio išgerti skanios arbatos. Ir vau, tas kontrastas, tarp pilko horizonto ir to spalvoto aromatingo puodelio, aš jau galiu pamatyti. Nes jeigu būtų gražu, tai aš
už lango, tai aš negerčiau arbatos iš šito puodelio. Jeigu yra karšta, pavyzdžiui, kad tikrai jau taip prakaitoja, kad tiesiog prakaitas bėga upelio, aš galiu skaniai, labai skaniai suvalgyti lietų. Ir aš pajusiu tą kontrastą tarp karščio ir tarp šalčio. Ir būtent lavinti savo mąstymą, savo požiūrį. Visur, visame kame atrasti, ką aš galiu gero ten gauti. Jeigu yra situacija bloga, pavyzdžiui, avariją padariau, o ką aš ten galiu ištraukti, ką aš galiu ten pasimokinti. Jeigu aš išsiskyriau, tai vėlgi, o ką aš galiu paimti iš šitos situacijos? Ką aš galiu kitą kartą daryti kitaip, kad užbėgt už akių? Nes būtent priežasčių pasekmių dėsnis. Tai mes ir lavinam, kad ką aš darysiu ir koks bus rezultatas. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Ir būtent mąstymas ir yra, kad aš ieškosiu ne ką apkaltint, o aš ieškosiu atsakomybės, būtent savo atsakomybės šitame. Savo gyvenimo pagerinimo šitame. Net ir tarp balų aš galiu atrasti kažką tikrai gero. Ir būtent lavinti savo mąstymą, savo požiūrį. Tarp visko matyti tą vienintelę gražią gėlytę. Ir tada tikrai jūsų gyvenimas pasikeis. Ir jūs taip pradžiai stengdamiesi lavinti savo mąstymą, jūs pamatysit, pastebėsit, kad kiekvieną dieną iš ryto per pietus, vakare per prievartą ieškot, o ką gražaus, ką įdomaus. Vakare galit prieš miegą sau užduoti klausimą, o kur aš buvau šiandien, pavyzdžiui, laimingas. Koks momentas, tegul būna trumpas, bet buvo laimingas. Ir jūs pastebėsit, kad su laiku, po savaitės, po mėnesio, jūs tų gėlyčių pradėsit matyti gerokai daugiau, jau nebe vieną. Ir jūs pakilsit aukščiau, nebūsit, taip pakilsit aukščiau virš savo gyvenimo, virš savo kasdienybės ir ją matysit plačiau. Todėl lavinkit būtent savo mąstyseną ir požiūrį. Lavinkit ir jūs nepastebėsit, kai vietoj juodos spalvos jūs tikrai turėsit visą vaivorykštę ir net dar didesnį spalvų spektrą.